Ar kada nors pagalvojote, kad kalba, kurią vartojam kiekvieną dieną, savyje slepia tam tikrą kodą? Ne kokius nors šifrus ar slaptas žinutes. Kalbu apie giliai įaustus dėsningumus, kurie valdo žodžius mums net nepastebint. Šiandien kaip tik ir pabandysim atidengti kelis tokius paslėptus sluoksnius. Daugelis, manau, yra girdėję šį klasikinį serbų sakinį. Jis ypatingas, neskaitomas iš abiejų pusių lygiai taip pat. Tai tobulas palindromas, tarsi kalbos veidrodis, kuriame raidės atsispindi su nepriekaištinga simetrija. Būtent čia ir prasideda mūsų mažas lingvistinis detektyvas. Matot, palindromai yra akivaizdus, jie žaismingi, bet pamėginkim paieškoti ko nors subtilesnio, dėsningumų, kurie galbūt net nėra skirti būti pastebėti iš pirmo žvilgsnio. Taigi, mūsų tyrimas suksis apie du tikrai intriguojančius kalbos reiškinius. Du skirtingus žodžių žaidimo tipus, kurie atskleidžia slaptąją kalbos architektūrą. Pirmąjį pavadinkim veidrodžiu, tai tobula simetrija, kaip ką tik matėme su palindromu. O antrasis bus kilpa. Tai struktūrinis uždarumas, kai žodis tarsi sugrįžta į savo pradžią. Du visiškai skirtingi principai, kurie atveria mums du visiškai skirtingus kalbos dėsnius. Gerai, pradėkime nuo to, kas yra labiau pažįstama. Nuo palindromo, tos tobulos, atspindinčios simetrijos struktūros. Esmė čia labai paprasta. Visiškai nesvarbu, iš kurios pusės skaitysi, prasmė ir forma išlieka identiška. Tai lyg lingvistinė amžinybė, uždaryta keliose žodžiuose. Ir štai čia susiduriam su pirmu netikėtumu. Logiškai mąstant, sukurti vieno žodžio palindromą turėtų būti lengviau nei viso sakinio, ar ne? Bet pasirodo, serbų kalboje viskas yra atvirkščiai. Pavieniai žodžiai palindromai yra tikra retenybė, o štai sakinių kiek tik nori. Atsakymas slypi pačiame kalbos mechanizme. Tai nėra kažkieno išmonė ar kūrybiškumas, tai tiesiog kalbos sistemos šalutinis produktas. Kalbos morfologija – tai yra taisyklės, kaip žodžiai keičia savo formas, yra tikras palindromo priešas. Visos tos linksnių, skaičių ar laikų galūnės nuolat ardo bet kokią įmanomą simetriją žodžio viduje. Žodis tiesiog negali išlikti veidrodiniu, kai jo galas nuolatos skilta. Tačiau sakinyje viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Čia atsiranda daug daugiau erdvės manevrui. Vieno žodžio asimetriją galima kompensuoti kito žodžio formą ir taip per visą sakinį išbalansuoti tas morfologinės kliūtis. Ir rezultatas štai tokie elegantiški pavyzdžiai. Gerai, veidrodžio mislę atrodo įminime. Dabar laikas nerti giliau ir paieškoti to antrojo, kur kas subtilesnio dėsningumo. Žodžių, kurie sudaro struktūrinę kilpą. Čia mes jau ieškome ne atspindžio, o grįžimo. Žodis tarsi apsuka ratą ir sugrįžta į tą pačią tašką, iš kurio ir prasidėjo. Tai nesimetrija, o užbaigtumas. Ir štai, kai pradedi analizuoti serbų kalbos žodyną, išryškėja vienas stebėtinai dažnas reiškinys. Tiesiog neįtikėtinai daug žodžių, ypač daiktavardžių ir būdvardžių, prasideda ir baigiasi tą pačią raidę – k. Klausimas, ar tai tiesiog atsitiktinuos, o gal po šiuo pasikartojimu vis dėlto slypi kažkokia nematoma taisyklė? Tam tikras kalbos kodas, kuris lemia tokių žodžių atsiradimą. Pasirodo, tai nei atsitiktinumas, nei kažkokia magija. Tai visiškai nuspėjamas produktas, kurį generuoja pati kalbos sistema. Jos vidinis variklis. Štai kaip tas variklis veikia. Viskas labai paprasta. Pirmiausia, raidė K serbų kalboje yra viena dažniausių žodžių pradžioje. Antra, priesaga mines ak yra neįtikinėtinai produktyvi. Ji naudojama sukurti šimtus vyriškosios giminės daiktavardžių ir būdvardžių. Sujunkime šios du faktus ir ką gauname? Gauname tiesiog statistiškai neišvengiamą rezultatą. Dažna pirma raidė susitinka su dažna priesaga, kuri baigėsi tą pačią raidę. Pati sistema, neturėdama jokio tikslo, tiesiog ima ir sukuria šį dėsningumą. Tai grynas morfologijos šalutinis produktas. Taigi, visa ši kelionė, kuri prasidėjo nuo paprasto žodžių žaidimo, iš tiesų atskleidžia fundamentalę tiesą apie tai, kaip kalba yra organizuota iš vidaus. Ir šis kilpos principas veikia ne tik žodžių lygmeniu, jis puikiai iliustruoja daug galingesnį kalbos mechanizmą – rekursiją. Tai kalbos gebėjimas įdėti vieną sakinį į kitą, o tą į dar kitą ir taip tęsti teoriškai iki begalybės. Tai ir yra didžiausia, pati galingiausia kalbos kilpa. Taigi žiūrėkite, kaip įdomiai gavosi.
pradėjome nuo atrodytų paviršutiniškų galvosūkių, o atradome giles struktūrinės taisyklės, kurios ir leidžia kalbai būti tuo pačiu metu ir stebėtinai stabiliai, ir berbiškai kūrybiškai. Ir visa tai palieka mus su viena provokuojančia mintimi. Jei po tokios atrodytų kasdieniškos sistemos kaip kalba slypi tokie elegantiški paslėpti mechanizmai, pagalvokime, kiek dar tokių nematomų taisyklių ir dėsningumų valdomus supančią pasaulį mums net nenutuokiant.